Kas įvyktų, jeigu architektas būtų pats savo užsakovu, nes ta amžina architektų bendruomenės viena iš diskusijų būdavo, aš čia sugalvojau šedevrą, bet va čia užsakovas viską sugadino. Klientas yra suskaičiavęs, kad sakė, jeigu darytumėt paprasčiau, tai uždirbtumėt daugiau. Mes nusišypsojom viens kitam, bet mes tada tikriausiai ir nebendrautumėm. Kad nebus problemų statybos, taip nebūna. Klausimas, susirinkti komandą ir ar ta komanda tas problemas spręs. Aš iš vis nežinau, kas čia sugalvoja, kad turi būti lengva. Čia klaida manyti, kad yra lengva, tada mes pradedam vengti sunkumų, vengti iššūkių, vengti darbo, tampam tokie kažkokie sėkmės medžiotojai. Už kiekvienos sėkmės istorijos yra begalė nesėkmių, begalė darbo, įdirbio, bet mums tai neįdomu. Mums reikia šitų arba kategoriško skandalo, arba kažkokios absoliučios sėkmės. Hey Siri, pradedam Live Talk Show. Sveiki, šiandien svečiuose gerai žinomas visuomenėje architektas, kūrėjas, gal net tam tikra prasme ir filosofas, studijos Lape įkūrėjas, vadovas ir idėjinis lyderis Tomas Lapė. Sveikas, Tomai. Labas, Raimondai. Tomai, apie tave tikrai nedaug informacijos internete gali rasti, turint omenyje, kokios apimties projektus įgyvendina tavo studija. Tai klausimas, tai yra tikslinė strategija ar tiesiog nesi didelis viešumos mėgėjas? Ar tikrai jos per mažai? Pirmas klausimas, nežinau, ar gražu pradėti pokalbį nuo prieštaravimo, bet gal po to išsilyginsim kažkaip. Ne, nemanau, kad jos yra per mažai. Nemanau, kad ta viešoje erdvė yra kažkokia tai panacėja. Ir kaip sakau, kiekvienam batui yra savo koja, kaip kiekvienam jurgiui savo kepurė. Tai jeigu aš negaliu ir neprisijėmu tokios misijos padaryti visų žmonių laimingais, galiu tik tai ribotą skaičių žmonių bendrauti kokybiškai su jais, tai matyt, tas mano santykių ratas ir yra toks, kokie aš galiu apžioti. Tai gerai paminėjai žodį kokybę, nes nepaisant, jau nesakysiu tavo neviešumo, bet nepaisant to statybų sektorėje esi žinomas kaip architektas reiklus kokybei. Na ir tai tikrai galiu ir iš savo patirties dirbdamas su tavo projektais pasakyti, bet kas lemia tokį fokusą į kokybę? Tai matyti vienintelis šito darbo prasmė yra kokybiškai atliktas darbas, kokybiškai paslauga, nežinau, kaip pavadinsi ją, paslauga, produktas, tai vienintelė prasmė, kuri leidžia mums tobulėti, kad tas darbas mums būtų įdomus, leidžia ne tik fiziškai jį atlikti, bet matyti ir pamastyti apie jį mentališkai ir susigalvoti, iš ko ta kokybė susideda. Tai be kokybės matyti niekas neįmanoma šitam pasaulyje. Na, kokybė toks labai toksai sunkus ir reikalaujantis pastovių jėgų ir indėlio dalykas. Ir klausimas, ar visą laiką tas atkaklumas kokybės siekime būna įvertintas ir pastebimas ir galutinių užsakovų projektų? Tai, jeigu taip labai abstrakčiai, tai nelabai ir svarbu. Iš tikrųjų, čia yra matyti asmeninė nuostata. Aš esu įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus privalo, ką jis bedarytų gyvenime, daryti kokybiškai, prieštaraujant tam netgi kartais visom viešai deklaruojamom tvarumo taisyklėm ir filosofijai, kur liktai visi už viską atsakingi ir tuo metu visi už nieką neatsakingi. Jeigu, kaip sakau, žmonėje gal ir gali ir sugalvojo padaryti kolektyvinius sprendimus, bet atsakomybės kolektyvinė aš netikiu. Atsakomybė už bet ką visada yra asmeninė. Gal čia taip Dievas ir sukūrė pasaulį, kad leido žmogui apsispręsti ir padaryti sprendimą, galbūt net pasitarus, galbūt net kartu su kitais, taip lengviau, drąsiau, bet atsakomybę už tos sprendimus turi prisimti kiekvienas asmeniškai. Tai nėra tokio dalyko, kad visi truputį parūšiuosim šiukšlės, bet galutiniam šiukšlių išrūšiavimo kažkur ten etape kažkas jų neišrūšiuos. Tai atsakomybė už mano išrūšiuotas šiukšlės nieko verta.
jeigu šitas darbas iki paskutinės grandinės nebus atliktas kokybiškai. Tai ta kokybė, kaip sakytų, pradedi nuo savęs ir po to transliuoji Be abejo, toliau. Neišvengiamai, taip kaip aš ją suprantu, taip kaip leidžia suprasti mano išsilavinimas, nebaigtinis beje, visada tęstinis, jo, aišku, gyvenimo raidoj. Jis vystosi, matyt, prisilipina visokių papildomų argumentų, Taip ir sakiau, ne? Taip. Pasikartau, du žodžiai. Du žodžiai, čia dinaminis procesas, matyt, viso gyvenimo kelias. Gerai, tai o tavo nuomonė, kas yra kokybiškas namas, kokybiškas projektas, Tomai? Oi. Nu gerai. Kokybė visų pirma yra, kaip čia grėsia mums įsivelti. Tai aš tave ir pristačiau, kaip galbūt ir filosofą. Prašom. Aišku, sunkiai matuojama, aišku, susiduria, kas yra architektūra, vis tiek nori, nenori, yra ne vieno žmogaus, kaip sakyti, autorystė, tai vis tiek yra tam tikras socialinis, ekonominis procesas galbūt, tame tarp ir kūrybinis, kur susijungia kažkas vienus resursus į tą projektą deda, kažkas kitus, trečius ir sujungiam skirtingas kompetencijas ir siekiam kažkokio rezultato. Tai tas rezultatas, ta kokybė yra matyt tas kažkoks santykis teisingas, visų grandžių tarpusavio supratimas, viena pusė, vadinkim taip, sakykim, statytojų turi lūkesčius į kažkokią erdvę už tam tikrus materialinius resursus. Kita pusė, sakykime, projektuotojai, architektai turi realizuoti šitą erdvę pagal kažkokius supratimus tam tikros kokybės, kuri atitinka lūkesčius į resursus, į kurioje vietoje tai bus matyti statoma, daroma ir dar matyti į asmeninius lūkesčius, čia jeigu kalbam apie gyvenamą namą, o kas ten yra svarbiausia. Nes būsto problema jau nenoriu sakyti absoliučiai, kad jinai yra išspręsta pasaulyje, jinai sprendžiama pastoviai, bet jeigu kalbam apie kokybišką architektūrą, žmogui skirtą erdvę, tai žmogaus lūkesčiai į tą erdvę yra gerokai daugiau negu tik būsto problema. Žmonės yra intelektualinės būtybės, vadinkim, erdvė jos įtakoja, čia galim, kaip sakyti, giliai ir toli diskutuoti, bet ir daug knygų prirašyta. Erdvė kaip drabužiai mūsų įtakoja, mūsų savijautai, patogumui, taip ir erdvė. Ir jos būtent santykis su ta vieta, kurią išsirinko žmogus, ne? Nes, kaip sakom, visi sklypai turi šiaurę pietus, bet ne visi turi kažkokį gražų vaizdą, ne visi turi pamiškę, ne visi turi paežerę. Tai, kaip sakyti, susibūrė labai daug vertybinių tų elementų, kategorijų, kurias visas reikia įvertinti ir jas labai teisingai subalansuoti. Tai tas teisingas santykis, nepaneigiant tų žmogiškųjų lūkesčių, kurių ne visada būna įvardėjami, nes dažnai įvardėjama tik tai yra materialinis pradas. Reikia būsto, tiek kvadratų, tokie objektyvus, netgi sakyčiau, čia ne lūkesčiai, o apribojimai galbūt. Jo, žmogui reikia matyti daugiau, reikia edukacijos, reikia gero jausmo, jis toje erdvėje nori jaustis ir savimi tame tarpe, ir per tą erdvę jisai matyti pozicionuoja save kaip socialinę būtybę, su savo aplinkiniais, su savo draugais, su savo šeima, joje vyksta veiksmas. Tai milijonas priežasčių ir šitų argumentų, kas nulėmė tą teisingą kokybės galutinį apibrėžimą. Ir tai dar netgi drįsčiau sakyti, kad niekada nėra galutinio varianto ir nėra tokio absoliučiai kokybiško dalyko, visada tai yra matyti, ta architektūra yra toks kaip karkasas, erdvė sekančiam tolimesniam veiksmui, tolimesniam gyvenimui. Ir kiek jinai yra galbūt lanksti ir kiek jinai gal užsitarnauja pagarbos iš to sekančio vartotojo, kuris ją keičia pagal savo gyvenimą, nes jis pats keičiasi, jos negriaudamas, o prie jos prisitaikydamas, tiek jinai matyt bus ilgamžiškesnė.
Iš to, kaip tu sakai, man atrodo, kad tai yra tikrai nepaprastas procesas tai kokybei pasiekti, nes tikrai išvardinai nemažai sudedamųjų dalių. O koks yra jūsų tas kelias, procesas, kuris padeda užtikrinti kokybę ir kartu sumažinti galbūt ir klaidų tikimybę? Kaip jūs tą darot? Tai galvojam ir dar kartą galvojam. Ir, kaip sako, 9 kartus matuoja, 10 pjaunė. Tai matyti reikia nebijoti. Yra čia toks, kaip sakau, niekada neįsimylėti pirmos savo minties. Nes jinai labai dažnai sustabdo galimybės ieškoti alternatyvų, kitų variantų. Tai nežinau, ar tai yra gerai ar blogai, bet mes taip pripratę ir aš taip pripratęs, kad niekada nebijoti netgi savo paprieštarauti iš principo. Kažkaip atrodo labai, tobula mintis šoja, kaip gražu, kaip gera. Ir vis tiek save pagauni, kad o kas būtų, jeigu būtų taip, o jeigu būtų taip, o jeigu būtų taip. Ir vyksta, vadinkim taip, analitinė tam tikra argumentų kova, kurią gal pats ir turi savo išsiprovokuoti. Įvairiais atvejais. Kartais būna, tarp kitko, užsakovų būna labai proaktyvių, dalyvaujančių procesai, įsitraukiančių, būna labai pasyvių. Tai negaliu sakyti, kad tie pasyvūs, kurie sako tau viską daryk, ką nori, kad rezultatas būtų geresnis negu tie, kurie labai smarkiai įsitraukia. Tai taip, kad jeigu pritrūksta energijos iš užsakovo kūrenti tą ugnelę ir ieškoti šitų alternatyvų variantų, tai turi pats save priversti tą padaryti, nes be alternatyvų niekada neprieisi prie to dedukcinio metodo atmetimo būdu. Atmetė. Beje, Mikelandželas taip sakė, kaip tau sekėsi. Nukalėjai skulptūrą ir jinai labai graži. Tai jo frazė yra, kad paėmiau akmenį, nuėmiau nuo jo, kas nereikia ir taip gavosi. Tai sutrumpintas variantas būtų, kad iš tikrųjų niekada turbūt neturi to pačio pirmo varianto ir iškart jo nesiemi, o vis laik stengiasi savo ir paprieštarauti. Būna tarp kitko, kad suki tą ratą, apeini tos visus grįžti prie kažko to pačio, bet grįžti naujai pasižiūrėjęs ir tas galbūt ir pratęsi jį ir ta mintis nenurašau. Jinai dažnai būna, kad gerai, bet tam, kad jinai taptų kokybiška, išgalvota, apgromuluota, nuo jos nukristų, daug bereikalingų dalykų išsigrynintų, vis tiek tą kelią, tą tokį ratą turi apsukti. O tame žodyje kokybė, ar tame žodyje kokybė telpa dar 2 žodžiai, kaip ir patogumas, praktiškumas, ar čia labiau kalbam apie estetiką ir jausmą, nes jausmas gražu, bet turi būti taip pat ir patogu gyventi, ir ta funkcija turi būti, čia tokių daug sudedamųjų dalių tame projekte, kaip tau tai atrodo, kas dar tame žodyje kokybė telpa? Tai manau, kad viskas telpa čia, atvirkščiai kartais netgi labai dažnai susidurėm su to, kad diskutuojant, ar čia gražu, ar patogu. Ir aš visada pasimetu šitoje diskusijoje, sakau, kodėl mes prieš pastatom tos dalykus, jie yra tapatus. Nereikia prieš pastatinėti vertybinių, pozityvių dalykų. Atvirkščiai, jie visi turi rasti savo vietą. Ir estetika, ir patogumas, ir tvarumas, ir kas tik nori, ir ekonomiškumas, ir visi šitie dalykai turi rasti savo vietą ir jie turi būti tarpusavy tinkamai subalansuoti. Nes nekokybiškai yra, aš gal taip sakyčiau, nekokybiškai, jeigu apibendrinti, yra tai, ko tau nereikia. Ar man tai, tau, tai turiu omenyje apibendrintai visus žmonės. Pilnas pasaulis yra prikeptas niekam nereikalingų dalykų, vadinkim taip, ekonominių šiukšlių, ir mes užsivertę juose dabar ieškom, ar jos turi būti jų mažiau pagaminti ir kokybiškesnių, ar daugiau pagaminti ir mažiau kokybiškų, ir kad daugiau žmonių būtų laimingi ir džiaugtųsi neva ekonominė gerovė. Tai apie tai, čia ir yra viskas apie kokybę. Kas yra kokybė? Ar daug, ar mažai ir gerai? Tai kas pasakys? Aš esu įsitikinęs, kad kokybė yra, kas iš tiesų tau reikia, ko iš tiesų tau reikia.
Nes to, ko tau nereikia, tai greičiausiai ir tu tai turi, reiškia, esi įtakotas visuomenės, spaudimo, mados, reklamos, kas yra šiaip blogis. Jo, iš savo esmenės. Jos tikslas yra gaminti ir parduoti. Ir kuo greičiau, to daugiau ir, reiškia, gaminti kuo nekokybiškiau, kad greičiau reiktų tai pakeisti. Tai bet ką mes darom, reikia daryti geriau mažiau, bet kokybiškiau. Tai tarnaus ilgiau, tave labiau džiugins ir tai bus ir ekologiška, ir tvaru, ir kokybiška. O kaip jūs, kaip studija, ar atsisakote projektų, tarkim, jeigu matai, kad negalėsite kokybiškai padaryti toj vietoj, arba netikit tą vietą, ar galbūt kliento norai, matot, kad jūs kažkaip nepataikot į tą pačią kryptį su klientu, ar tai yra... Supratau. Jo, bet gal ne taip griežtai. Nėra taip, kad čia tinka, netinka. Visada tas prieš susitardami, paspausdami rankas, aš niekada neskubam, kaip sakyti, sutartis, avansas, dirbam. Ir pats visada tą inicijuoju pokalbį, kad sakau, neskubėkit, palaukim, pabendraukim, jūs išsakykit, kokie jūsų lūkesčiai. Mes irgi turim per ilgą laiką tarpą tokį kelių puslapių, kaip klausimyną pasidarę, pamastyti, padiskutuoti. Ir, kaip sakyti, tos keli susitikimai, keli pokalbiai, kaip taisyklė, ir prieina diskusija iki to, sutampa tie biolaukai, argumentus mes vienas kito girdim ar negirdim. Tokio aklo ėjimo, kad bet kokią kainą imam, nebūna, nes projektavimas yra, aš kaip dažnai ir sakau klientam, nėra projektų pas mus pridėta, ten kilogramais, kibirais, pundais, kad aš bet kokią kainą turiu jums jį parduoti. Projektas tai yra procesas ir jūs perkat procesą. Ir to proceso metu, su sąlyga, jeigu jis vyks sklandžiai, pagarbiai ir vienas kitą suprantant, galimai to proceso metu gims geras rezultatas. Tai jeigu mes abi pusės nematom, kad mes galime šitą procesą eiti kažkaip organiškai ir natūraliai, tai matyti ir negalim. Taip natūraliai turbūt atkrenta tiesiog. Jo, žmonės arba sutarė, arba ne. Su komanda esate suprojektavę vieną prabangų privačių namų kvartalą Vilniuje. Esi minėjęs, kad mes neturime aukštesnės klasės kvartalų, kur nebūtų prie ko prisikabinti. Tai tuomet kokie turėtų būti tie aukštesnės klasės kvartalai? Kaip tu įsivaizduoji, ko trūksta? Tai gal tą žodį aukštesnės klasės pakeiščiau į kokybiškus. Jo, kokybė čia turbūt. Kokybė, jo, bet esmė, šiaip tai mano karjera prasidėjo kaip architekto nuo neaukštos klasės, netinka to žodis, nuo kokybiško kvartalo. Jis yra gerokai, kaip čia, kuklesnis, jeigu kalbant apie tą klasę. Bet niekomis nėra nei prastesnis, nei ką. Tai dėl ko prasidėjo? Dėl to, kad taip jau susiklostė gyvenime, kad matyt labai man knietėjo ir labai nervino visą gyvenimą tą frazę batsiuvys be batų. Ir, aš vis tiek taip virdavo galvoj, kaip čia kas, kaip čia tas daroma, ar kodėl, ir kas būtų, jeigu architektas būtų pats savo, kas įvyktų, jeigu architektas būtų pats savo užsakovų, nes ta tokia, dar kiek dirbau kitose darbuose, jaunas buvau, ta amžina visos mūsų tos, kaip čia man aplinkinių kastos, galim pavadinti, ne, architektų bendruomenės, ta viena iš diskusijų būdavo, arba ne diskusija, toks leitmotyvas, aš čia sugalvojau šedevrą, bet čia užsakovas viską sugadino. Čia toks standartinis. Ir labai nemėgau šito, kaip čia, tos temos, mane labai neerzindavo, nes aš galvoju, kodėl. Tai visada ir gimė tokia mintis, o kodėl, o jeigu pats architektas savo užsakovas, tai kas čia gausis? Gerai, blogai. Ir čia tokia mano pirmas tokia jaunystės avantūra, kai susiradom su bendraminčiais žemės sklypą ir ten įvyko, aš tarp kitko iki šiol tenais ir gyvenu, ir taip gimė 8 gyvenamo namų kvartalas. Tai jau tada
kaip sakyt, kai tai yra nevystytojo, neprimesta, kai pats turi savo susikurti užduotį ir pats į ją atsakyti. Tai tada jau prasidėjo man mąstymai, kas yra ta kokybė ir ko reikia ir kas tas yra bendruomeniškas gyvenimas, kas tas yra kvartalas, kokio jisai dydžio turi būti, pagal kokius parametrus, kokios savybės, kokybės turi būti užtikrintos, kad jisai, nekalbam apie prabangą, mes kalbam apie tą bendruomeniškumą, vadinkim. Tai ir, man atrodo, tuo metu gal ne viską pavyko ten sugalvoti dėl jaunystės, dėl resursų apribotų, bet labai daug tų tokių kokybinių galbūt kriterijų išsigrynino. Tai po to, jau per savo jau tą normalią profesinę karjerą yra tikrai tekę projektuoti ne vieną kvartalą ir jau kai vystytojai yra statytojai, užmanytojai ir visa kita, tai jausdavau, kiek vėl žingsnis yra į šoną į tą ekonominį kvadratinių metrų, vadinkim taip, kokybinį aspektą, praignoruojant, kad ten žmonės gyvens, ko jam reikia ir kodėl jie turi gyventi kvartalio, o ne vienkiemy, kodėl jie turi apskritai gyventi gyvenamam name, o ne daugiabutyje. Ir kai kokius klausimus reikia sakyti, kad kvartalas būtų kokybiškas. Tai tikrai ilga pauzė, ypač to ekonomikos, to bumo, kada nebuvo šitie klausimai, man atrodo, sprendžiami, nes matyti rinka, pirkėjai patys nuspręsdavo pirkti ar nepirkti pagal visai kitus kriterijus, pagal atlyginimus ir kreditų išduodamas sumas. Bet atėjo matytas laikas, ta rinka prisisotino visokio plauko įvairių kvartalų, tikrai Vilniaus priemiesčiai yra smarkiai apstatyti, Vilnius dar labiau išskydo į šonus. Ir atsirado šitą pasiūlymas prisidėti prie šito kvartalo, tai mes tikrai labai nuoširdžiai su klientais, su to vystytoju sėdom ir piešiam tą kokybiško kvartalo, vadinkim taip, kaip čia, portretą, iki netgi galimų jame gyventojų, pirkėjų, tam tikro vaizdinio, koks šis segmentas, kam jisai galėtų būti įdomus, kodėl, kas jiem rūpi, kaip jie gyvena ir kas turi būti užtikrinta. Ta kokybė yra, sakau, tokia labai sudėdamoji dalis, neapibrėžima vienu žodžiu, nes materiališkai tai viskas aišku, kokybė yra kokybė, padaryta už tam tikrą pinigų sumą, padaryta maksimaliai gerai, maksimalios medžiagos, maksimaliai inžinerija, bet yra dar ir sprendiniai, kuriuos reikia susitarti. Tai aš taip suprantu, kad šiandien Lietuva jau yra pasirengusi tokiems kvartalams ir kaip ir galėtų jų būti ir daugiau. Aš manau, kad tas žmogiškas lūkestis į kokybę jis niekada nebuvo dingęs, niekur nebuvo, kaip čia, numiręs. Tiesiog matytoj, nežinau, nelaukinių vakarų, toj ekonomikoje yra laikmečiai, kada tam tikri prioritetai ima viršų, o tam tikri prioritetai, kaip sakyt, gulasi į antrą planą. Kai rinka reikalauja daugiau, jinai plečiasi, paskui jinai kokybiškėja galbūt. Tai tas lūkestis į kokybišką tikrai nebuvo dingęs, tiesiog tie, kurie vystė tos kvartalus, jiems vertingiau buvo padaryti daugiau, o ne kokybiškiau. O šiandien matyt, gal tas rinkos plėtra tokia yra sumažėjusi, tai poreikis į kokybę matyt yra užakcentuotas, gal stipresnis ir neišvengiamai jau ne tik mes kaip kūrybinė ta pusė grandinė, bet jau ir vystytojai privalo ir nori šitą argumentą, bet jie iš ekonominės pusės kaip konkurencinį pranašumą. Jau šitas argumentas tampa aktualus. O tu minėjai, kad suprojektavai kvartalą, kuriame gyveni pats. Ar suprojektavus, tai žinai, kai projektavai turėjai kažkokį tai lūkestį, kaip viskas bus, kaip viskas atrodys. Ir dabar tu jame gyveni. Ar viskas pavyko, ką tu norėjai pasiekti, ar viskas buvo taip, kaip tu tikėjai ir planuojai? Jo, iš principo
sprendimai, bendrieji, tie vat, nėra vat, taip, kas yra blogai. Aišku, per laiko tarpą 20 metų jau praėjo, tai gali, taip kartais pagalvoju, kad buvo apetitas mažesnis, buvo tie resursai kitokie, bet jeigu taip protiškai grįžtų ir suprantu, kad su tais resursais, su tom viskas teisingai. Nesinorėtų dabar kraustytis kažkur kitur. Ne, tai dabar negalima, gal reiktų dvigubai didesnio, gal daugiau ploto, gal dar kažko, bet tai yra materialiniai, kaip sakyti, lūkesčiai pasikeitę. Bet tie vertybiniai, į kurią pusę, kur saulė leidžiasi, kur kyla, kur aš atvažiuoju, kur privati erdvė, kur neprivati, kaip kaimynai tarpusavį suprojektuoti namai, kiek jie turi to bendruomeniškumo ir ryšio atsitiktinio ir kiek jie turi savo privačios erdvės, tai manau, kad su tai susitvarkyta ir veikia iki šiol. O apie tavo asmeninę istoriją norėčiau sužinoti. Studijai lape jau yra daugiau nei 20 metų turbūt. Ne? Papasakok, kaip prasidėjo tavo kaip architekto kelias, kaip tu supratai, kaip tampam architektų iš viso, kaip galima sugalvoti. Taip. Nežinau, jokios poezijos šitoje vietoje nėra. Nėra jokio stebuklo, nieko. Kiek atsimenu save, iš tikrųjų, nuo vaikystės mėgdavau pakonstruoti, išardyti kažką, sulaužyti, nebesurinkti iš naujo. Iš plastilino lipdydavau pilis, statydavau, piešdavau, nors beje niekada nesimokiau šitoj dailės mokykloje, kaip nekeista. Jo, ir tikrai atsimenu frazę, kai mama kažkada pasakė, taip, tikriausiai būsi architektu. Ir viskas. Ir po kažkiek laiko ir taip net nebuvo man gal jokių dilemų gyvenime, kad kuom, kas, ką. Tėtis visą gyvenimą buvo susijęs su statybom, tai kaip ir yra kažkas giminingo, jo versdavo prie jos neužsibaigiančių sodo statybų dirbti. Tai kad statybininkų nenoriu būti, iš karto supratau. Jo, nes tau aiškina, ką daryti, o tu darai ir galo nematyti. Tai taip labai paprastai. Taip pat esi dar Lietuvos architektų rūmų tarybos narys. Ką veikia Lietuvos architektų rūmai ir ką tu ten veikia, kaip tu ten save matai? Lietuvos architektų rūmai tai yra profesinė savivaldos organizacija, taip vadinkim. Tai yra visų Lietuvos atestuotų architektų vienijanti organizacija, kuri realiai užsiema tam tikrą savivaldą. Ne tam tikrą, gal tiesioginę savivaldą. Tai reiškia, dalyvauja tam tikroje, tai gal net nesakyčiau, kad teisėkūrai, bet galbūt stebi tą visą lauką, reiškia pastabas, patarimus, bando bendradarbiauti, vadinkim taip, su visom su tom susijusiam institucijom ir kažkom tai įtakoti iš tos būtent per profesinę tą prizmę, įtakoti tą visą profesinį lauką. Tame tarpe rūpinasi savo narių, kad profesinės etikos, tam tikrų standartų, kad laikytųsi. Tai tokia ta organizacija, kaip ir advokatai turi, daugelis, man atrodo, šitų gildijų turi savo profesinės, tas vadinkim, savivaldos organizacijas. Ar jums pavyksta realią įtaką daryti, ar jūsų klausosi, kaip ar sunku kelias to iki... Labai norėtųsi, kad būtų geriau, taip čia kukliai pasakius, bet matyti, kaip sakyt, šitam demokratiniai sanklodai kitaip ir neįmanoma. Tai kaip bendruomenė architektų nieks geriau matyti nemato. Jokia valdžios institucija, jo labiau, kad valdžia visi žinom, kad yra labiausiai nepastovus dalykas, jis yra kintamas, jis smarkiai subiurokratėjęs yra šiai dienai, nėra čia ko slėpti. Tai visos tos aktualijos, jis visada išplaukia iš tos praktikos ir nenori, tos organizacijos tikslas yra auginti raumenis, auginti svorį,
galbūt vystyti dar sparčiau negu dabar jis vystosi dialogą ir tą ryšį su galutiniu vartotoju, tai reiškia su bendruomenė, kuri iš tikrųjų ir yra pagrindinis užsakovas tos mūsų erdvės, kokia mūsų supa, nes tiek vystytojai, tiek valdžia yra šiandien vieni, rytoj kiti. Bet viskas, ką mes darom, ką mes kūrėm, taigi yra skirta mums patiems, mums žmonėms, mums kaip visuomeniai, bendruomeniai. Tai tame tarpe yra daug grandžių ir su jomis reikia po truputį. Labai tikiuosi, kad tas svoris didės. O kiek narių vienyje jūsų organizacija? Nepasakysiu atmintinai, bet pagal atestatų skaičių, bijau, kad kokių virš 2000, gal 3 kokie yra. Tai kaip sekasi vykdyti komunikaciją tarp narių, išgirsti tas visas problemas, nes 2000 tai čia, ne juokai. Tai visos normalios procedūros yra, vyksta tie visuotiniai suvažiavimai. Galų gale visa ta taryba ir visi kiti valdymo organai yra renkami pačių architektų. Tai irgi vyksta rotacija, yra kadencijos. Tai tie išrinktieji, vadinkim taip, jiegi yra tie patys architektai. Tai visas tos problemos, kiek bendrauju savam rate, atsineši jos, nėra vienos vienur, kitos kitur. Gal pagal miestus šiek tiek vienur vieni dalykai aktualiau, kiti kitur, bet tas biurokratinis liūnas yra visur panašus. Visi jaučia panašų skausmą. Taip. Aš visą laiką prašau klientų įsivaizduoti, kaip jie jaučiasi, sakykime, atvykę, pavyzdžiui, į spa centrą. Tie, kas įsirenginėja antrą būstą, tai ko gero įsirenginėja su dizaineriu. Taip. Reikia labai apie daug dalykų mąstyti vienu metu ir viską taikyti prie esamos situacijos. Dirbtinis intelektas ir visa ta banga, tai tikrai pasidomėjom, kokie įrankiai šiai dienai yra rinkoje. Dažnai būna rekuperatorininkai, vėdintojai ateina ir varinius vamzdžius į balkoną pravedinėja. Ir vyras iki šiol neatsimenu, kuris jungiklis ką jungia. Visą laiką man priekaištauja, kad labai daug jungiklių, bet Gerai, Toma, o apie tave kaip apie architektą, koks yra tavo stilius, kaip apibūdintum savo kaip architekto stilių? Nėra jokio stiliaus. Beje, irgi nemėgstu šito žodžio. Braižas? Stilius, mada. Manau, kad braižas yra gal geresnis, tinkamesnė sąvoka, nes stilius tai klasikinis, barokas, renesansas. Tai yra stilius. Stilius galbūt per atstumą, retrospektyviai žiūrint atgal, galima kažką apvilkti į kažkokį išbaigtą kokybinį kažkokį komplektą, kuris galima pavadinti kažkokiu stiliumi. O šiuolaikinė, vadinkim, architektūra ir apskritai šiuolaikinis gyvenimo būdas, taigi yra kaip veiksmažodis, aš sakau žodį. Viskas yra judesys, aišku, aplimpa daug būdvardžių, daug gražbiliavimo. Bet tai nėra baigtinis procesas, todėl stiliumi to pavadinti aš neleidžiu savo niekada. Yra kryptis galbūt. Kryptis ir tam neišvengiamai yra kažkoks braižas arba kažkokie akcentai gal net, kurie irgi nėra statiški, jie irgi kinta. Laikui bėgant. Laikui bėgant kažko išmoksti, kažkas pačiamgi atsibosta, supranti, kad jau taip, jau vėl taip pat, ne, turi būti kitas kelias. Tai čia yra kūrybinis kelias. Tai galima sakyti, tavo vizitinė kortelė būtų tai, kad tu pats nežinai, koks bus kitas tavo projektas ir kaip jis atrodys. Tikrai ne. Ir vienas iš tokių iliustracijų, dažnai būna, nuvažiuojam dar, kaip sakau, tos prieš sutartinius darbus, ar ten sklypo pasižiūrėti, ar kažko, ir dažnai būna žmonės taip tokių žvilgsnių reikšmingų. Ar ką nors matot, kas jums? Ne, sakau, tikrai ne. Tikrai ne, nes neturiu išankstinės nuomonės, ar atvirkščiai visada taip vengiu, tyčia vengiu, kuo vėliau susidaryti tą išankstinę nuomonę, nes jau pradžiai kalbėjom, kad tas pirmas
pirma mintis ir jos įsimylėjimas gali uždaryti tau labai daug kelių, galbūt geresnį, galbūt tą, o plius dar ir užduoties visos. Vis tiek visi atsakymai yra klausime. Kaip taisyklė, tai tos klausimų dar aš visų pradžiai gal net nežinau. Tai jos dar reikia sužinoti, užduoti, išdiskutuoti. Ir vat kažkas svarbu bus, kažkas nesvarbu iš tų klausimų. Tada ir ateis atsakymas. Tai čia taip labai pakrypam į tokius filosofinius klausimus, tai aš dar turiu daugiau filosofinių klausimų. Ar žmogus gali išmokti kurti? Jo, tik tai galvoju, kad reikėtų atvirkščiai. Manau, kad visi žmonės visų pirma gimsta su gebėjimu kurti ir atvirkščiai gal mes nužudom tą gebėjimą kurti, vat būtent su to žinau, taip nebūna, taip ką kiti pagalvos. Tai visi šitie socialiniai apribojimai, jie atsiranda su amžiumi. Aš dabar žiūriu į vaikus savo ir visada tą prisimenu ir prisimenu pats, kaip kažką norisi išardyti, kažką suaugusių požiūrį sulaužyti, sugadinti. Nebesurinksi? Nebesurinksi, taip, ką darysi. Tai jie turi tą savo veiksmų lauką antiek kūrybišką, antiek ne pagal paskirtį arba pakeisti paskirtį tam tikrų daiktų ardymas. Tai yra iš tikrųjų kūrybinis procesas. Gal jis yra toks spontaniškas, nekryptingas ir atsitiktinis, bet pati mechanika kūrybinė, jinai jau yra užprogramuota žmogui. Žmogus galbūt neturi išmokti kurti kaip po tokio dalyko, jis to turi visų pirma nenužudyti, o kad jo kūryba taptų, prasminga, suprantama, parduodama galų gale ir kitiems žmonėms tinkama, naudinga, tai manau žmogus turėtų, nežudydamas to savo genetinio kūrybiškumo, tiesiog lavintis. Labai svarbu, kaip taisyklė pasaulyje, kiek yra sėkmingų, gabių, kūrybingų, pripažintų žmonių, pasigilinus į jų šiek tiek jų asmenybės, jie kaip taisyklė, ne kaip taisyklė, o taisyklė, jie visi buvo labai visapusiški, labai išsilavinę, labai protingi žmonės. Mes pamirštam išsilavinimo reikšmę ir išsilavinimas tai nėra mokykla, universitetas. Išsilavintis reikia matyti visą gyvenimą. Nes neužtenka turėti, kaip čia sakyti, su kuom mąstyti, smegenų. Reikia mėsos, reikia medžiagos, materijos, tos mentalinės materijos, su kuom mąstyti. Neužtenka kuom mąstyti, reikia su kuom. Tai tam reikia daug molio, daug priemonių, kaip vaikam, daug kaladėlių, daug variantų, iš ko daryti. Tai visa tai vyksta pas mus žmonės, matyti galvoje, mintyse, kategorijose, tam tikruose. Ir mes turim turėti minčių, turėti minčių bagažą. Tai vienintelis. O tavo nuomonė, kaip mes nužudome savo tą, arba užslopiname savo gebėjimą mąstyti ir kurti? Kas tas veiksnys, tarkim, ir man, kaip auginant vaikus, ne? Tai jie auga, jie yra apsupti technologijų, gali būti, jie gali daug žiūrėti filmukų, kas, kaip man atrodo, ne? Galbūt gali slopinti tą norą sugalvoti kažką, tai nes galvoti nieko nereikia, dabar tau viskas prieš akis, čia ir dabar, ir atpildas tą pačią akimirką. Kaip tu manai, tavo asmenį, tu irgi žinau, kad turi su vaiku, ne? Tai kaip tu stengiasi palaikyti tą kūrybinę energiją rusenančią pas jūs? Aš nesu patarėjas, nei supertėtis, nei... Jo, bet tai čia subjektyvu. Jo, ir čia nematyti kiekvienam savas kelias ir čia jokie patarimai matyti nepadės jums užauginti gerų vaikų, nes aš ir pats nežinau, kom jie užaugs. Vienintelė, ką aš pats matau, kad jie turi tą norą, alkį, ardyti, perkonstruoti, pritaikyti ir dėlioti ir aš, stengiasi to neslopinti. Visų pirma, tai neslopinti, neaiškinti, kad taip nebūna. Čia iš vaikystės multiplikacinį filmą prisimenu, kur spalvotai dažė šaltis, langus ir visą
mokytas jam kalė į galvą, kad taip nebūna, daryk kaip visi. Tai va, tai matyti šitoje vietoje nereikėtų slopinti. Tai viena. Antra, jie turi matyti užaugti su tam tikrų pasitikėjimu, kad jie gali ir suklysti, gal ir jiem nesigaus, gal jie ir nesurinks to daikto atgal veikiančio, bet jis neturi bijoti šito proceso, va, šito noro ieškoti alternatyvų. Tai čia tikriausiai, va, aš taip galvoju. Tai viena. Antra, matyti, kad jis turi mokintis. Ne veltui sugalvotas yra tas pats akademinis, aš pasakiau, klasikinis išsilavinimas. Jis turi perskaityti kažkiek tai knygų, jis turi mokintis, jis turi suprasti fiziką, jis turi suprasti chemiją, matematiką ir visas disciplinas. Jis turi žinoti elementarius dalykus, kaip tos veikia, kodėl tai veikia, priežastis, pasiekmes. Tai čia yra tik pradžia matyti į kažkokį intelektą. Ir po to jis, aišku, jeigu jis ir toliau, skaitys, šviesis, jis visą tai, tą visą informaciją, kurią gaus iš pasaulio, iš protingų ir neprotingų knygų, iš protingų filmų ir neprotingų filmų, ten iš dainų kokybiškų ir nekokybiškų, jis visą tai turės su kuom palyginti, permastyti ir suprasti, ar čia yra šūdas ar ne šūdas. Galės tikriausiai atsirinkti, nes turės su kuom. Turės tam tikrus mentalinius instrumentus, aš taip tikiuosi. Tai čia galbūt ir bus ta tokia kaip masė, tu minėjai, ne? Su kuria mes galim, iš kurios mes galim mąstyti. Jo, su kuria. Tai yra ta, kaip sakyti, skulptūrai reikia molio, kažkiek materijos, tos vadinkim, fiziškai, iš ko galima padaryti kažką. Mintims irgi manau, kad reikia žodžių, reikia... Čia turėjau vieną tokią diskusiją su vis pažįstamus. Nežinau, čia taip į temą, ne į temą, bet sako, kam skaityti lietuvišką literatūrą, jeigu visos knygos geriausios parašytos anglų kalba? Tai taip, susinervinau. Jeigu nežinai raidžių. Visų pirma, su kalba tu mastai. Teoriškai mastai vaizdiniais, bet pirma, ką tu padarai, verti juos į žodžius. Tai jeigu tu nemoki kalbos, arba moki ją silpnai, kas antrą abėcėlės raidę, kas antrą sakinį, jeigu tavo žodynas silpnas, skurdus gal taip pasakyčiau, tai tavo mintis atėjusi į galvą, nieko neranda ir išeina lauk. Tai ką tu su ją darysi? Kaip tu ją paversi į kažkokią tarp mūsų žmonių suprantamą mums, kurią mes bendraujam kalbą. O kalbų pas mus yra daug. Mes kalbam žodžiais, garsais, muzika, kažkokiu vaizdais. Begalė yra kalbų ir visas jas reikia žinoti. Visos jos yra, aš manau, išsilavinimo dalis. Tai, kad skaityti angliškai knygą, pirmiausia, turi išmokti lietuviškai mąstyti. Tai yra labai svarbu, tai yra tapatybės dalis. Tau neišvengiamai tenka susidurti ir su jaunaja karta, su jaunosios kartos architektais. Ar jaunoji karta, ta, kuri užaugo jau su kompiuteriais, su YouTube'ais, su televizoriais, kaip tu manai, ar jinai turi tokį patį stiprų kūrybinį potencialą, kaip kad senoji karta? Čia toks provokuojantis klausimas, bet... Tai turi potencialą, aš manau, absoliučiai visos kartos ir tikrai neišskirčiau. Čia amžina ta dilema, kad mes tai mes, o jaunimas tai nieko negali. Ir atvirkščiai. Ir čia mes su savo tėvais, mūsų tėvai su savo seneliais, dabar šita karta, visi mes čia vieni kitus skirstysim į kažkokias kartas, bet pasaulis vis tiek de facto gerėja, žmogaus amžius ilgėja, žmonės veikėja, nežiūrint visų kataklizmų, žūstančių pasaulio žmonių mažėja, taigi civilizacija vis tiek juda teisinga kryptim, kaip bebūtų. Atsižvelgiant į žmogaus gerbuvį, kad žmogus tam mažiau gal jaučiasi laimingas, labiau vienišas, tai čia yra kiti dalykai, kurie matyt yra kaip šalutiniai to labai tampraus žmonių subendrėjimo galbūt, tos socializacijos per greitos, prie kurios nespėjo prisitaikyti mes kaip gyvūnai, kaip socialinės būtybės, nes mūsų socialiniai įgūdžiai vis tiek yra labai inertiški. Ne veltui yra tiek, jeigu daugiau negu, šiaip yra teorija, jeigu daugiau negu ten 8 žmonės, tarp 8-15, tai jau reikia struktūros. Žmonės negali natūraliuoju būdu bendrauti.
Nu, be pagalbos. Senovinė tradicija. Va. Vestuvių stalas ilgas, reikia komendanto šiten, reikia komendanto ten, nes daugiau žmonių ir visur tai yra. Tai yra armijoje, dalinama į grupės, į klases, į mažas grupės, įmonėse tas taikoma, į padalinius skirstoma, kad va, nes apie ką mes čia? Apie jaunąją kartą ir kūrybinį potencialą. Tai va, nukrypom, kad visos kartos turi tą potencialą ir jis tik niekur nedingo ir visa kita, kad jis yra kitoks galbūt negu kaip sakyt, mes užaugom galbūt. Tai irgi matyt, ar tai yra blogai ar gerai, aš nedrįstu spręsti, kad yra kartais tokio va, truputį nesusikalbėjimo ir irgi yra, bet aš tą irgi priimu kaip gerai, gal tai yra va, skirtingos pusės užpildančios. Kartais, va, kaip sakyt, papriekaištauju savo mintyse ar viešai, kad va, gal ta va, dabartinė jauna karta, gal norėčiau, lūkestis toks būtų, gal va, trūksta to tokio mentalinio alkio. Jie nealkani. Jie geriau, jie užaugę gal lengviau. Gal nėra to, nebuvo vaikystėje to išgyvenimo kažkokio, bet tas gal ir yra gerai. Jie netokie kibus, netokie kandus, netokie įsikibę. Jo, jie labiau yra socialūs, jie yra bendruomeniškesni. Jie vat, labiau linkia į tą kolektyvinį, galbūt net sprendimų prieimimą. Tai viskas čia būtų gerai. Vienintelį, ko reikia neužmiršti per amžių samen, kaip ir kalbėjom jau, kad atsakomybė vis tiek yra asmeninė. Nes tas noras kartais prisimti kolektyvinę atsakomybę, jis niekur neveda. Tai yra, kaip tik tada čia labiau pasislėpė nedrįsti priimti asmeninės atsakomybės, reiškia netobulėjai, reiškia nepadarai išvadų asmeninių, nes kolektyvinė atsakomybė išplauna ribas ir neleidžia tau tobulėti. Kai nežinai, kad suklydai, negali ir patobulėti. Taip, nesuklydo sistema. Ja. Čia taip išėjo. Tai va šitoj vietoj kiekvienas save liktai šiek tiek taip pateisindamas, iš tikrųjų, man atrodo, biški save nuskurdina. O grįžtant prie realesnių dalykų ir prie praeities projektų, ar prisimeni kokį nors projektą, kuris buvo itin sunkus ir kad pabaigus tą projektą galėjai pasakyti, pagaliau padarėm. Baigta. Kaip? Jeigu... Ne. Ir taip ir ne. Jeigu kūrybinė prasme, tai nėra dar matyti ir nebus greičiausiai taip, nes jie nesikartoja, kiekvienas yra su savais iššūkiais ir savais atsakymais. Ir niekada tu negali jo palyginti, ar tu čia 100% įvyko, ar tik 8%, ar 9%. Nes analogiško atveju tiesiog nėra. Negalima palyginti. Bet kad procesai patys būna sunkesni, lengvesni, tokie klampesni, tai taip. Tai tas tiesa, bet ir vėl procesas vėl susijęs su begalė dalykų. Yra procesas, kur vargina tą visą, kaip sakyti, biurokratinė projektų dalis, nes, nežinau, niekam nepaslaptis, kad projektas tai nėra tas piešinys, brėžinys su deklaracija į geresnį gyvenimą ir viskas, jeigu statybininkai gerai pastatys, bus pinigų ir viskas čia bus taip ir įvyks. Ne velnio. Yra begalė apribojimų, yra teisinių, juridinių, nuosavybės trečių asmenų. Tai čia aš tik tai kalbu dabar taip, truputėlį tam privataus gyvenamo namo kontekste. O tai mieste, kas darosi, kur yra iš vis begalė suinteresuotų grupių, tai yra vis tiek miestas, kad ir yra atskiri žemės sklypai privatus, vis tiek miestas priklauso visiems miestiečiams, tai suderinti visas tas interesų grupės ir pagrįstas ir nepagrįstas. Ypač šiais laikais, kada deklaruojama yra apie kaip sakyti, viešą interesą, bet jį gina tai garsiausiai rėkiantis,
nebūtinai turintis daugiausiai argumentų ir nebūtinai nuoširdus šito viešo intereso požiūriu. Tai čia sudėtingi dalykai. Tai, taip tariant, biurokratijoje kūrybos mažai. Priemam biurokratiją kaip dar vieną apribojimą, o kūryboje apribojimai skatina ieškoti naujų sprendimų, įdomesnių, kokybiškesnių. Bet kokiu atveju čia kaip mašina, jeigu yra galingas variklis, atitinkamai turi būti proporcingi ir galingi stabdžiai. Tai tas balansas pozicijos ir opozicijos privalomas. Socialiniai sanklaudai gali būti labai nuostabus lyderis išrinktas. Bet jeigu nebus atitinkamos stiprios opozicijos, vienaip ar kitaip tai baigsis diktatūra. O žvelgiant apskritai projektus, kas tave įkvepia labiausiai projektuose? Aš tikiu, kad vieni projektai būna, kur tiesiog jie patys ateina, žinai, be didesnių kūrybinių kančių. Tai ne? Visur tenka kentėti. Jo, nebūna. O ar tu gali prisiminti, kai aš tavęs paklausiu, projektas, kuris tave tikrai labai įkvėpė ir pats pirmas ateinantis į galvą projektas? Ne, tikrai nepavyks išskirti. Nepavyks, aš esu apie tai bandęs galvoti savo ir kaip net kažkada į panašų klausimą sakęs, ne dėl vieno projekto negėda. Yra niuansų, yra kur ten ne iki galo sugebėjai sutartus dalykus laiku padaryti, kur tu jauti tą graužatį tokią. Ir kaip taisyklė ne dėl savo kalties, dėl kažkokių derinimų ir visą kitą. Ir jie apkartina visą tą procesą, tą santykį su užsakovu, kur lyg tai bandai teisintis, bandai aiškinti čia dėl kažko. Ir tu supranti, kad jam tai neįdomu. Ne čia mato. Tai tokia būna, kaip sakyti, jeigu tie santykiai neįvyko taip idealiai sklandžiai, tai lyg tai ir pasėta tokia bloga sėkla. Bet kas liečia dėl to kūrybinio proceso, dėl pačio produkto, dėl tos kokybiškos architektūros, tai kiek aš pamenu, tai jos neaukodavom taip dėl kažkokių trūkdžių. Ir ačiū Dievui. Taip. Kokybė turbūt yra tavo tokia asmeninė kortelė, tavo kaip Tomo studijos. Ir jūs kokybės, kaip suprantu, neaukojat nei dėl laiko, nei dėl pinigų. Jo, čia, kaip sakyt, nesakau, kad aš suskaičiavau, bet man vienas klientas yra suskaičiavęs, kad sakė, jeigu darytumėt paprasčiau, tai uždirbtumėt daugiau. Bet tas tai netenkina. Mes nusišypsojom viens kitam, bet mes tada tikriausiai ir nebendrautumėm. Baigėsi mūsų. Ja. Mūsų tinklalaidė vadinasi Laiptų aukščiau ir būtų įdomu iš tavęs išgirsti patarimų, turbūt besiklausantiems laidos. Kokias tu pastebi, galbūt kitų klaidas, neįvardindamas tų, kurie klysta, individualių namų projektavime? Oi. Kaip atskirtum, kad iš tikrųjų projektas vertas, statymo, o kur galbūt reiktų persvarstyti? Kokie galbūt požymiai galėtų tą projektą? Aš visada grįžtu prie to pačio. Visiškai neneigiu, kad visa pasaulio architektūra privalo ir bus kokybiška ir labai gera ir aukšto lygio. Tiesiog niekur taip nėra pasaulyje ir greičiausiai niekada nebus. Viskas yra kaip siekiamybė, į kur mes einam. Gyvenimas matuojamas ne nueitų keliu, o ne ten, kur esi tuo metu. Tai ir architektūrai, aišku, yra visokie lūkesčiai, visokie poreikiai. Vienintelį, taip apibendrinant, ką aš, man atrodo, jau mes užsiminėm gal kitam kontekste, niekada, bet čia liečia ir architektus, ir užsakovus gal netgi labiau, nes iš tikrųjų jie formuoja tam tikrą lūkestį ir architektui, netgi pasirenka architektą pagal tos lūkesčius. Visgi labai gerai arba skirti laiko, nes gali iš karto to ir nežinoti, ir nepirkti
nenorėti to, ko tau nereikia. Ir čia prasideda visa filosofija. O kogi man reikia? Jo, kogi tau reikia iš tikrųjų. Nes, aš ir sakau, pirma, brangiausi dalykai yra tie, kurių tau nereikia, nes nuostolis 100%. O to, ko tau reikia, kaip tik galbūt gali būti ir kokybiškesni, brangesni ir jis tarnaus ilgiau, susijus su tom. Tai va tas, ko nereikia, o nereikia labai dažnai būna, žinot. Tas nereikia, tai yra susidarytas kažkoks vaizdinys pagal kažkieno nuomonės, kažkieno požiūrį, kaimynų, giminių, draugų. Vat, draugai pasistatė, žiūrėk pas jūs, va tokią lempą ir man reikia. Kodėl tau reikia tokios? Kam? Vat, tai begalę mes kūriam savo gyvenimo tą vat, gerbuvio. Vat, gerbuvio vaizdinį, kaip taisyklė, nusižiūrėjai jį nuo kažko. Ypač dabar socmedijų, vaizdinių, Pinterestų ir visų Instagramo laikais, mes viską skanuojam vaizdiniais ir visiškai nesigilinam į jų turinį. Kas, ką, kom norėjo pasakyti. Tai vat susikuriam tam tikrą savo gerbuvio suvokimą ir tą lūkestį, kad man to reikia, o reikia man dėl ko. Apie tai nesusimąstam. Dėl to, kad kiti tą turi, dėl to, kad aš blogiau atrodysiu prieš kitus, ne toks ekonomiškai sėkmingas. Ir va čia prasideda tos žiurkių lenktynės, kurios veda į ką? Į kreditus, veltui prisipirktus daiktus ir į nekokybę. O kaip jūs savo klientams padedat atsakyti savo tuos klausimus? Nes aš irgi įsivaizduoju, kad ateina žmonės su lūkesčiais, tos pačius Pinterestus prisižiūrėję, susidarę savo tam tikrus vaizdinius. Ar jūs kažkaip jiems padedat atsijoti tą? Nes čia sudėtingi klausimai, ko man reikia, kas žino, ko man reikia. Visko dabar tiek daug. Tai taip, tai viena iš tų, kaip sakau, kūrybinių. Vėl, gal, kad nepamirštumėm, kad kontekstas yra visgi tie gyvenamieji namai, ne visuomeninė, ten kitaip. Tai, kaip aš sakau, statytojas, aš taip drąsiai teigiu, yra bendraautoris šito galutinio produkto. Tai geras rezultatas gausis tik tuo atveju, kaip jau kalbėjom, kad jeigu mes bendrausim, jeigu jas kalbėsim, abi pusės girdės ir išsikalbėsim ir kaip taisyklė išsikalbė. Net ir tus pavyzdžius, rodykit, jeigu jau ten tik nepieškit, tik patys nepieškit, bet jeigu turit pavyzdžių, kažkokių ten nuotraukėlių, nuotraukyčių ir visokio kitokio lauko, rodykit, apšnekam juos. Nes labai dažnai būna mes žiūrėdami į tą patį vaizdą, ne tą patį matom. Mes matom, kaip čia baisu, išgąsdina, Jėzau, jeigu taip reiks daryti, bus blogai. Bet paskui išsiaiškini, čia patiko kažkokia spalva, čia pasirodo, per vaizdas pro langą patiko. Ir tai nieko nesusiję su tom, mes galim skirtingus dalykus matyti. Tai va, išsiaiškini ir grįžti prie tų vertybinių dalykų, kad visgi tau reikia žmogau, jeigu tu nusipirkai šitą sklypą, pavyzdžiui, prie miško. Tai tikėtina, kad tau miškas patiko, o ne atvirkščiai kita pusė. Tai, ir čia yra labai iš tikrųjų viskas paprasta. Yra daug dalykų, kuriuos reikia suprasti, kodėl jis tai padarė, kodėl jo tokie sprendimai. Ir patys nebūna tos tokios didelės kovos po to, kad čia reiktų kažką perkalbėti, perlaužti. Visi pradedam kalbėti tą pačią temą, kas yra svarbiausia. O šiaip žmonės iš tikrųjų netgi ne fizinėse šitose lūkesčiuose, net ir mentaliniuose, edukacinėse, iš tikrųjų visi nori to pačio, nori gerai, kokybiškai gyventi. O ar būna tokių klientų užsispyrusių įgyvendinti kažkokį tais, įdėti kažkokį tai savo indėlį į tą projektą, kur tu galvoji, kad čia bus nesąmonė, nedaryk. Ir ar tu leidi jam nedaryti, ar kažkaip visgi sugebi jam motyvuodama, atskleisti, kad... Esu porą atvejų atsimenu, kad esu pralošęs šitą kovą, bet po kažkiek metų bendraudami, prisipažino, kad taip nereikėtų daryti. Bet realiai yra tokie dalykai, kaip sakau, padeda ta diskusija, sakau, yra dalykai, kurie yra parduodami, nes vis tiek namas, būstas, vis tiek tai yra nekilnojamas turtas, jis kainuoja nemažai pinigų ir ar tu gali sau leisti daryti dalykus, kurie yra, pavyzdžiui, neparduodami, kurie tinka tik tau vienam, o netinka kitiem. Aš tai vadinu asmeniniais kaprizais. Tu gali sau leisti, ką nori, jeigu nori. Nori, turėk. Bet tu turi tą suprasti, kad tai yra neparduodama,
tai šito tavo, tiek, kiek tai yra tavo kaprizas. Tai reiškia, kiek tu įdėjai papildomai pinigų į tą kaprizą, jis šito visos vertės nepadidins. Nu, ir dar jeigu tu jo negali išsivežti po to parduodamas namą, nu, ten paveikslą gali nusikabinti ir išsivežti, o šito negalėsi. Tai susiskaičiuok, tai žmonės moka skaičiuoti, susiskaičiuoja ir labai, nu, praktiškai didžioji absoliučiai dauguma susiskaičiuoja ir grįžtam prie... Nusiramina. Jo. Tai galima sakyti, dar tu padedi žmonėms atskleisti ir tą tokią investicinę naudą tos visos architektūros ir parodai tą nesąmoningų sprendimų kainą iš tikrųjų. Nu, čia, žinot, svetimus pinigus skaičiuoti nėra dėkingas užsiėmimas. Čia tiesiog reikia apie tai kalbėti ir kad tai nebūtų nutilėta, aš gal taip sakyčiau. O žmonės patys apsisprendžia ir jie turi teisę. Turi teisę, kas nekenkia kitiems, daryti kaip nori, kaip išlaidauti. Gali tai būti, nu, kaip sakyti, meno kūrinys, kuris yra visiškai antipatogus, antiracionalus ir to negalima uždrausti. Kodėl? Gal jis taip gerai jausis, gal tokia natūra, gal jisai jį tai stimuliuoja, gal viskas tai yra gerai, bet jeigu tai yra neparduodama, jis turi tą priimti, jis už šitą sprendimą turi prisimti atsakomybę pats. Nes nėra blogiau, kai daug tokių atvejų yra, mes esame ir projektų perdarinėję kolegų, kaip ateina, nu, sakykime, paklausė, va, čia pradedi uždavinėti klausimus, kaip tu gyveni, kas tau svarbu, ir tu žiūri, ir kad nėra šitam projekte, bet nieko apie ką jis kalba, ir klausi, kodėl, o ką mes kalbam čia, nu, sakykime, žmogus mėgsta muziką, svarbu labai akustika, matyt, audio aparatūra bus aukštesnė negu vidutinio lygio, sakykime taip, ne? Ir aišku reikalauja tam tikros, bent jau sukomponavimo teisingo erdvėj, ne tai, kad vietos reikia. Nu ir, sakau, viso to nėra, o kur čia iki tol buvo. A tai čia sakė, kad architektūriškai nedera ar netinka. Tai va, tai tokių argumentų mano galva negalėtų būti, reiškia, nebuvo dialogo. Viena pusė paėmė galbūt dominavimą, už dominavimą. Tai va, tai šito vietoj matyti, nei viena, nei kita pusė neturėtų persverti, turėtų vykti kažkoks logiškas dialogas. O kaip tu dažnai sulauki grįžtamo ryšio iš klientų, tie, kurie gyvena, ar jie grįžta pas Tomą pasipasakot, koks jiems jausmas tuose namuose? Šiaip, taip, geras klausimas, nes praktiškai absoliuti dauguma mes bendraujam. Gal ant rankos pirštų, gal tik tai va tų yra, kaip sakau, draugiščias nesėkmės atveju. Nu, bet tai irgi ten dėl visokių kitokių priežasčių. Yra pardavusių namus, būna, kad parduoda, kaip aš sakau, būna va tokia, nu, draugiškam, kokiam susipykstam čia, bet namasgi mano, čia aš turiu sprendimą. Tai tau tai kaip žmona, tu pagyvensi, gali ir išsiskirti. O man tai kaip vaikas, aš visą gyvenimą su juo turiu skirti. Tai va, būna parduoda namą, atsiranda nauji šeimininkai, ir jis grįžta, kažką reikia padaryti, kažką kažkur pasižiūrėti ar atnaujinti. Ir namas tas pats, o žmonės jau kiti. Ir kaip tada? Jo, ir būna kartais pasako, labai geras posakis, sako, žiūrėk, čia biški man netinka, čia kažkas. Ir tada aš prisimenu, kad va čia ir yra tas vienas iš tų kaprizų. Kur, nu, padarytas yra individualiai kažkam, vat, o va, pagal šitą jau jis ir ne iki galo veikia. Būna. Mes, tie, kurie jau turi patirties besistatantis namus, tarkim, 1, 2, 3 namą stato, kaip ir jau plius minus yra supratę, kaip tai daroma, ką reikia, apie ką pagalvoti. O ką tu pasakytum tiems, kurie 1 namą statos? Nestatykit. Negaliu nei tai pasakyti, nei ne. Ne, tai matyt, kad visko bus. Čia gal toks irgi leitmotyvas iš statybų bendraujant. Ir vienas iš specialistų statybų yra taip pasakęs, kad nebus problemų statybose. Tai taip nebūna. Klausimas, susirinkti komandą tų dalyvių ir ar ta komanda tas problemas spręs.
čia gal svarbiausia yra. Susirinkti komandą, vat, su kuom tu eisi, bent tų bendrakeleivių, projektuotojai, matyti statybininkai. Nu, ir čia nesakau, kad vieni už kitus geresni, visur visko yra. Tai va čia matyti atsirinkti žmonės ir suburti tą tokią pozityvę, o ne per sutartis nusmaugiančią sistemą sukurti, su kuriais tu eisi ir kuriais pasitikėjimas, su kuriais bus. Nesakau, kad tai bus lengva. Kartais ir neįmanoma gal, bet mes, aš taip įsivaizduoju tą procesą. Tai kitaip tariant, statyboje visi rangovai ir apskritai ta statybos toksai vaibas turi būti plius minus toksai geras, kad jie jaustųsi laisvai bendraudami vieni su kitais ir spręstų problemas kažkaip. Nu, ir taip ir ne. Čia vėl tas pats. Jeigu yra variklis, turi būti ir stabdžiai. Tai aišku, kad ta trintis tarp tų grandžių, nes yra, kaip vat, stalas ant 3 kojų turi stovėti, tai yra statytojas, architektas ir statybininkas, vadinkim taip, tai vat, pagrindiniai proceso dalyviai. Ir kad jų tam tikra trintis ir kažkoks bus ir privalo būti, ir turi būti, nes tai yra ir sprendimų pasilyginimo, pasimatavimo, argumentų apsikeitimo. Svarbiausia, kad tarp tų grandžių būtų elementarus žmogiška pagarba, girdėtų vieni kitus ir neperliptų tam subordinacijos tam tikrų ribų, kas yra svarbu. Tai va, o taip, kad čia viskas bus gėlės, gražu ir hi-hi-ha-ha, tai taip nebus. Bet karas, tas sutartinis toks, žinot, kaip iš teisinės pusės, kad visus prispausi per sutartis, irgi nebus. Gal tai vyksta komerciniai statyboje, kur vystytojai, kaip sakyti, ima ir viską kontroliuoja ir viską daro, gal. Bet jeigu tu nori savo namo kokybišką, tai neišvengiamai procesas turi būti kaip minimum civilizuotas. Neskamba labai paprastai. Kaip tą užtikrinti žmogui, kuris, sako, pastatysiu namą. Tai man irgi niekada nieko nebuvo paprasto. Tai aš žiūriu į tą nepaprastumą kaip į taip turi būti, kaip į duotybę. O kas jums sakė, kad turi viskas būti gerai, faina ir uždyka? Viskam reikia pastangų. Rezultatas visada yra kažkiek proporcingas įdėtom pastangom. Loterijos čia neegzistuoja. Net vaikystėje bus mokytojus. Visi galvom, kad būti talentingu yra Dievo dovana. Ne, sakė. Dabar gal pasikeitė procentai, bet sakė, 20% talento, 80% darbo. Dirbk, stenkis, tobulėk ir bus. Tai bet kas, čia yra ūkinis procesas statyti namą. Tai reikia pastangų, reikia komandos ir reikia tarpusavio supratimo. Reikia kalbėti panašią kalbą gal tikriausiai. Kitaip tariant, lengva nebus, bet stengtis reikia. Aš iš vis nežinau, iš kur kas čia sugalvoja, kad turi būti lengva. Norisi visą laiką. Ne, čia klaida. Čia klaida manyti, kad yra lengva, tada mes pradedam vengti sunkumų, vengti iššūkių, vengti darbo, tampam tokie kažkokie sėkmės medžiotojai. Tai pilnas eteris, vieša erdvė yra pilna kažkokių pseudo sėkmės istorijų. Už kiekvienos sėkmės istorijos yra begalė nesėkmių, begalė darbo, įdirbio, bet mums tai neįdomu. Mums reikia šitų arba kategoriško skandalo, arba kažkokios absoliučios sėkmės. Baikit. Gėris ir blogis atskirai viens nuo kito egzistuoja tik tai komiksuose pas vaikus. Yra absoliučiai teigiamas herojus ir absoliučiai neigiamas. Niekur taip neegzistuoja. Jau nuo Šekspyro laikų. Būti ar nebūti, viskas viename. Mūsų darbas yra kiekvienas su savim susidoroti su savo blogiu, kokį turim, kad bent 1% gėris imtų viršų. O vien tik gėrių nėra tokių žmonių. Aš nepažįstu. Taip, Tomai, ačiū, kad pas mus buvai. Buvo išties įdomus ir turiningas pokalbis, turbūt įvairiomis platmėmis. Išvadų nedarysim? Bijau, kad čia išvadų lengvai nepadarysi. Suprantu. Tomai, ačiū, kad atvykai ir tikiuosi dar susimatysim. Ačiū Jums.
visą laiką prašau klientų įsivaizduoti, kaip jie jaučiasi, sakykime, atvykę, pavyzdžiui, į spa centrą. Tie, kas įsirenginėja antrą būstą, tai ko gero įsirenginėja su dizaineriu. Taip. Reikia labai apie daug dalykų mąstyti vienu metu ir viską taikyti prie esamos situacijos. Dirbtinis intelektas ir visa ta banga, tai tikrai pasidomėjom, kokie įrankiai šiai dienai yra rinkoje. Dažnai būna rekuperatorininkai vėdintojai ateina ir varinius vamzdžius į balkoną pravedinėja. Ir vyras iki šiol neatsimenu, kuris jungiklis ką jungia. Visą laiką man priekaištauja, kad labai daug jungiklių, bet